Sveiki, gyvi, aš esu Agnė Juškėnaitė ir šiandien aš noriu Jums papasakoti kai ką labai svarbaus. Įsivaizduokite, Jums 19, turite kelis draugus mokykloje, 852 draugus Facebook'e ir vieną dieną nusprendžiate, jog Jums to tiesiog negana. Lyg tyčia į Jūsų socialinio tinklo pašto dėžutę pasibeldžia Jums visai patinkančio klasioko ar klasiokės laiškas, siūlantis apsikeisti keliomis nuotraukomis. Be rūbų. Jūsų galimi atsakymai. Kodėlgi ne? Kodėlgi taip? Ar tau su galva negerai? Taigi, esminis klausimas šiandien. Siųsti ar nesiųsti? Nagi, kas blogiausia gali nutikti, jei neišsiųsi savo nuotraukų, kai kažkas prašo? O štai išsiuntus savo seksy nuotraukytes gali baigtis ir šitaip. Ir nors močiutė yra prausus tave vaikystėje, tai dar neblogiausias scenarijus. Kaip taip nutinka, kad pasidalinus vieną intimesnę nuotrauką su draugu, jau kitą dieną visa mokykla žino, kokią apgavą slepi tarp kojų? Ogi, kad ir taip, įsivaizduok, tarkim, turi vaikiną, kuris tau labai patinka, meilė tiesiog liejasi per kraštus. Na ir visai netrukus jis paprašo tavęs atsiųsti intimę nuotrauką. Tu pagalvoji, taip, žinoma, kodėlgi ne, juk jūsų meilė amžina, o tu nenori pasirodyti nekalta vienuolė. Ir tik po to tu sužinai, kad jūsų meilė nebuvo amžina ir kad tos 2 savaitės kartu jam visiškai nieko nereiškia. Dramelė. Ir lyg to būtų negana, kitą rytą patampi visos mokyklos žvaigždė. Taip, nors atrodo, kad jūsų meilė amžina ir jūsų draugas ar draugė niekada taip nepasielgtų, tačiau gyvenimas neretai nustebina. Taip, jūsų intymios nuotraukos, anksčiau simbolizavusios jūsų šiltus jausmus, gali tapti piktu, juodu keršto įrankiu. Arba kitas atvejis. Tau parašo rolas nesvarbu. Tu patikrini jo profilį, pamatai, kad jis visai nieko vaikinas, na ir žinoma jam atrašai. Tada vieną naktį rolas nesvarbu paprašo tavo nuotraukų. Žinoma, tu jas išsiunti, nes juk rolas nesvarbu, tikrai negali būti kažkas kitas pasislėpęs po netikrų profilių, ar ne? Ne, žinoma, juk internete taip nebūna, niekas taip nedaro, iš viskas man šovė į galvą, kaip aš galėjau tai pagalvoti. Upsi, atrodo ir vėl suklydai. Kitą rytą mokyklos Facebooko grupėje šviežiausios naujienos apie tave. Ir net tai nėra blogiausias variantas, nes tu radai ne tik anketą ir gali paprašyti puslapio administratorių, kad ją ištrintų. Bet gali taip ir nesužinoti, kas slepiasi už paslaptingojo profilio, kur dar nutekėjo tavo nuotraukos ir kiek metų psichoterapijos tau prireiks, kad pamirštum šitą gėdą. Trečiasis variantas. Šiandien jautiesi tiesiog super seksy ir tavo draugai privalo tai pamatyti. Todėl nusifotografuoji Snapchat. Su rūbais. Pradžiai. Su mažiau rūbų, o vėliau ir visai be rūbų. Išsiunti nuotraukas tik patiems geriausiems draugams. Na, kasgi galėtų pagalvoti, kad kai kuriems iš jų tai pasirodys labiau juokinga negu seksi. Ir dabar jau niekas nežino, kur jos pasirodys. Jūsų ekscelencija, Respublikos prezidentė, kviečiu jūs prisiekti Lietuvos tautai. Na, gerai, prezidentu gal ir netapsi. Bet patikėk manim, tos nuotraukos, jos gali tave perskaioti pačiais netikėčiausiais gyvenimo epizodais. Ir tai tik keletas galimų scenarijų, o jų gali būti šimtai, tūkstančiai kitų. Ir tu gali į vieną iš jų netyčia pakliūti, jeigu dalinsies nuotraukomis, nevertindamas jų intimumo. Juk nenori, kad tavo kelnių turinys taptų pagrindinė karščiausia tema per kalėdų vakarienę. Matėm kažkur nuotraukas internete. Tai čia apie Facebookai viską padaro, ten vaikai prisideda ir nežiūri, kad to visi mato. Negali kaltinti vaikų. Giminė ir supranta. Kaip taip galima? Tai kas dabar tavį darbą priima?
Taigi, ką aš norėjau pasakyti? Visų pirma, gerai pagalvok, ar verta dalintis nuotraukomis, kurios atidengia daugiau nei tavo žavę šypseną. Antra, jei jau taip nutiko ir tavo nuotraukos vis dėlto pasklido internete, nebijok kreiptis pagalbos. Yra žmonės, kurie tave išklausys ir padės rasti sprendimo būdų. Trečia, informacija, ką daryti nuotraukoms paplitus internete, susidūrus su internetinėmis patyčiomis ar kitais nemaloniais patyrimais, rasi čia. Būkit saugus ir iki kitų vlogų.